Sveiki, tai antra Bastiono tilto temos dalis ir jis, sakyčiau, jau tikrai pribrendo. Per tą laiką atsirado netrumpas mero komentaras šią temą. Pagaliau, ar jis atsakė visus klausimus? Tikrai ne, bet bent jau man kažkiek aiškumo atsirado. Tai pabandykim trumpai apžvelgti. Meras į oponentų klausimus atsakė tokių retorinių klausimų, ar mes norime matyti daugiau pėsčiųjų srautų pačiame senamiestyje. Ir iš esmės jis akcentavo, kad reikia galvoti ne tik apie šiandieną, bet ir apie bendrą miestų judėjimą. Pirmoje savo laidos dalyje aš buvau labiau neutralus, net gal šiek tiek labiau linkau į žmonių pusę, kurie nori pėsčiųjų tilto, nes tuo metu atrodė, kad komunikacijos iš savivaldybės labai trūksta. Bet dabar šiek tiek daugiau pasigilinus, mano nuomonė šiek tiek pasikeitė. Sakyčiau, dabar esu kažkur per vidurį, 50/50, nes dar turime sulaukti savivaldybės analizės, ekspertų nuomonės ir tik tada, kai bus galutinis sprendimas, bus galima aiškiai palaikyti arba stipriai kritikuoti. Tai paliksiu tai savo trečiai laidai. Gerai, jeigu pažiūrim į ateitį, kiek dar plėsis Bangų gatvės projektai, kiek daugės gyventojų, Bastiono kvartale ir aplink. Natūralu, kad automobilių srautai tik didės. Ir tokiu atveju automobilių tiltas logiškai nuimtų dalį krūvio. Ne tik nuo Biržos tilto, bet sakyčiau dar labiau nuo Mokyklos gatvės viaduko, kur srautai ateityje gali ženkliai išaugti. Tai žiūrint į ateitį, automobilių tiltas tam tikra prasme turi logikos, bet tuo pačiu atsiranda kita pusė. Nes šiai dienai pėsčiųjų tiltas toje vietoje yra reikalingas kaip oras. Čia be diskusijų. Ta parodė laikinas sprendimas. Žmonės jo naudojosi. Erdvė buvo gyva, patraukli, orientuota į žmonės, o ne į transportą. Ir tada, kas gaunasi? Tokia įdomi dilema. Šiandien miestui labiau reikia pėsčiųjų tilto, bet žiūrint į ateitį, automobilių tiltas taip pat turi savo vietą. Gal tada klausimas ne ar tokį, ar kitokį, o kaip? Galbūt sprendimas galėtų būti kompromisinis. Pėsčiųjų tiltas šitoje vietoje, o automobilių tiltas šiek tiek paslinktas į kitą vietą. Bet čia jau klausimai projektuotojams ir miesto planuotojams, tikrai ne man spręsti. Dabar šiek tiek rimčiau. Ir čia yra viena labai svarbi vieta, apie kurią mažai kas kalba. 2021 metais taryba patvirtino bendrąjį miesto planą, kuriame tokie projektai ir atsiranda. Už jį balsavo praktiškai visi 29 tarybos nariai iš 31 nario. Net Nina Puteikienė, buvo tokia politikė, tuo metu siūlė plano nepriimti. O dabartinis meras Arvydas Vaitkus tuomet pripažino, kad jame yra nepriimtinų dalykų, bet vis tiek balsavo už. Ir esmė paprasta. Niekas atskirai už Bastionų tiltą nebalsavo. Tokie projektai tiesiog įtraukiami į bendrąjį miesto planą ir, kabutėse, praeina kartu su juo. Be atskiros diskusijos, be aiškaus balsavimo už ar prieš. Dėl to šiandien ir turime tokią situaciją, kur daug žmonių yra labai pasipiktinę. Neaišku, bus tas tiltas ar ne, koks jis bus. Meras savo poziciją keičia gana diplomatiškai ir dažnai remiasi tuo pačiu planu, kuris buvo patvirtintas dar iki jo kadencijos. Bastionų tiltas ir klausimai, kurios kelia aktyvi visuomenė ir matyti, jie kelia juos, nes nesulaukia aiškaus atsakymo, tai prasme, kas čia bus daroma. Mums kaip tarybos nariams irgi ne visada jau viskas yra aišku, kokia čia vis tik yra mero ir jo vadovavimo savivaldybės pozicija. Vis tik anksčiau, berods 19 metais dar jau tikrai jau senai minėjot, kad čia matytume tik tais pėsčiųjų tiltą. Dabar planuojamas 3 juostų tiltas su transporto judėjimu. Bet kokiu atveju vis tiek ir tilto ta projektavimo užduotis buvo derinta su savivaldybės administracija. Tai, ta prasme, ar galit aiškiai, kaip sakant, pasakyti savo ir miesto poziciją, koks visgi tiltas tenai bus, ir jau galima dar papildomai, jeigu jau ten bus tiltas su autotransporto judėjimu, ar tai automatiškai reikštų, kad tiltų gatvė jau bus pritaikyta pėstiesiems, nes kai kurie žmonės taip galvoja. Jau galėtume dar ir dėl tiltų gatvės atsakyti, būčiau dėkingas. Ačiū. Gerai, išklausykime mūsų miesto mero poziciją. Bastiono tilto klausimo atsiradimas siekia net 2007 metus. Ir tada buvo būtent keliamas klausimas per tai, ar tilto gatvė aplamai gali būti apkrauta transporto tiek, kiek yra dabar apkrauta. Ar tiltas, kuris yra kultūros paveldas, kalbu apie Biržos tiltą, jisai gali atlaikyti tas apkrovas, nes kultūros paveldo atsakingi asmenys, departamentas ir kiti asmenys labai aiškiai sako, kad šio tilto mechanizmų kažkokie pakeitimai, kurie iš esmės pakeistų mechanizmų visumą, yra neleistini. Tai šitų diskusijų pagrindu
buvo tuo metu turint sutartį dėl Bastiono namų atsiradimo, buvo įpareigojimas būtent statytojui padaryti tilto projektą. Ir šiuo metu projekto užsakovas ir finansuotojas yra ne savivaldybė, o OAB Bastiono namai. Jų įpareigojimas yra ir suprojektuoti patį tiltą. Koks tiltas? Tai turbūt irgi visada buvo ir turbūt liks į ateitį, bus tokių žmonių, kurie bus nepatenkinti vienokio ar kitokio tilto sprendinio. Ar netrodo taip, kad šiek tiek permetama atsakomybė visiems kitiems, tik ne pačiam savo? Bet pažiūrėkime dar. Projektiniai pasiūlymai, kurie yra rengiami vadovaujantis dar savivaldybės tarybos 2021 metų sprendimu rugsėjo 30 dienos patvirtintų miesto bendruoju planu. Dokumente šiame yra numatytas sprendimas Bastionų gatvės suprojektavimas į C kategorijos gatvę. Ir tai veda prie to, kad vienaip ar kitaip turėtų būti per tokį tiltą jungiamoji gatvė. Jo labiau turint omeny, kad trasoje privaloma užtikrinti visų transporto rūšių eismą, įskaitant automobilių. Tai kiek čia mes kažką darom, keičiam, nekeičiam, įsiklausom ar neįsiklausom, lieka retorinių klausimų. Ir galiausiai gaunasi taip, kad visuomenė skaldosi, o mums patiems tenka gilintis, kas, kaip, kur ir kada buvo nuspręsta. Nors realiai viso šito chaoso buvo galima labai paprastai išvengti, jei tokie projektai būtų svarstomi aiškiai ir atskirai. Kartais visa ši istorija patikima taip, lyg kažkas vieną dieną atsikėlė savivaldybėje, išgėrė kavos ir sugalvojo, o davai pastatom tiltą. Bet realybė tikrai kitokia. Bastionų tilto idėja mieste sukasi jau ne vienerius metus. Jį keliavo per skirtingas valdžias, planus ir vizijas. Keitėsi pats projektas. Nuo paprastesnių variantų iki ambicingesnių keitėsi ir jo paskirtis. Ir išvaizda. Bet pati esmė niekur nedingo – sujungti tas miesto dalis ir pagerinti judėjimą. Kitaip tariant, čia nėra kažkoks visiškas naujas eksperimentas, labiau toks ilgai brandintas projektas, kuris vis ištraukiamas į dienos šviesą. Tik klausimas, ar dabar jis ištrauktas tinkamu metu ir tinkamu būdu? Nes idėja sena, bet diskusijos, kaip matom, dar tikrai nepasenusios. Ir vis tiek lieka tas pats klausimas, kokio miesto mes norim. Ar labiau orientuoto į žmonės šiandien, ar labiau pasiruošusio augantiems srautams ateityje. Ir čia jau vieno teisingo atsakymo mano supratimu nėra. Nes tas visas rajonas tikrai dar stipriai plėsis. Bangų gatvės, tie pirmieji namai, kur žmonės iš tos pusės, aišku, jie yra suinteresuoti, kad nebūtų jokių srautų. Jie kelia klausimus, į kuriuos negalima čia ir dabar. Ne visi klausimai yra atsakomi čia ir dabar, todėl kad projektas nėra užbaigtas. Tai mes turim sau rasti atsakymą, ką veiks tie žmonės, kurie įsikurs Bastionų namuose, tai yra apie 70 000 kvadratinių metrų. Kaip įvažiuos, išvažiuos Triničių fabriko teritorijoje, kurie 100 000 kvadratų atsiranda. Šiandien jau Bangų gatvė yra pakankamai rimtai apkrauta. Ir mane tikrai žavi, kad, pavyzdžiui, savaitgalį mes jau matom vis daugiau žmonių būtent Bangų gatvėse esančiose kavinėse, restoranuose. Mes visi turėsim priimti kažkada tą galutinį sprendimą, kaip mes eisim į priekį. Toks būtų atsakymas. Dabar apie tai, kaip pasisakė ar nepasisakė Arvydas Vaitkus. Jeigu jūs surinktumėt visą informaciją, tai joje yra pasakyta esmė tokia, kada aš dar dirbau uosto direkcijos vadovu, tai man buvo skambutis ir klausimas su galimybė pasikonsultuoti. Tai kaip jūs žiūrite į tokį tiltą, kuris buvo suprojektuotas, dabar jeigu teisingai atsimenu, apie 18 metrų aukščio nuo vandens paviršiaus, 4 eismo juostų, tai kaip sakot, su jachtom papačia, reiškia, tai aš tada skambinančiam asmeniui uždaviau klausimą atgal. Koks tikslas yra 4 juostos, jeigu Bangų gatvėje ir Danės gatvėje yra tik 2 juostos?
Tada sako, mes turim tikslą dėl aukščio, kad jachtos praplauktų. Tai aš sakau, jeigu praplauks jachtos, kam tas tiltas reikalingas, nes jis turėtų užtikrinti funkcionalumą tiek pėsčiųjų, tiek dviratininkų, tiek transporto. Tai jeigu reikia įvesti jachtą, reikia kelti visų pirma Pilies tiltą, paskui reikia kelti Biržos tiltą, tada bus galima pro tą tiltą, reiškia mes uždarom visiškai transporto srautą. Tai aš manau, kad mes dar tuo klausimu diskutuosim ne kartą. Gerai, kol kas diplomatiškas išsisukinėjimas, bet pažiūrėkime, išklausykime toliau. Dabar, ką atradom, slieko mechanizmo problematika ir krumpliaračių problematika tame tarpe, net laiko šitas tiltas tų apkrovų. Net laiko. Tiesiog net laiko. Jeigu keisti, reikia keisti mechanizmą. Ieškome tų sprendinių, radom užakusius, tiesiog susiliejusius metalo konstrukcijos dalis, kurios veikia kaip vyriai. Parašyk komentaruose, kaip tu matai šią situaciją. Ar pirmiausia darom miestą žmonėms, ar ruošiam jį augančiam transportui. Ačiū, kad žiūrėjote ir klausėte. Tikiuosi įsitrauksite ir šios temos diskusiją. Įdomu būtų išgirsti, ką galvojate jūs. Sekanti laida bus apie mūsų miesto tarybos posėdžius. Pažiūrėsim, kas ten vyksta, kai niekas nežiūri.